Na, iš vienos pusės pasiekėm tikslus, kažkiek pataupėm lyderius, davėm daugiau minučių jaunimui ir laimėjom pergalę. Pačios rungtynės, kažkiek norėjosi jau lengviau išsiaiškinti jų nugalėtojų, ypatingai kai buvom susikrovę nedidelę persvarą, bet be abejo džiugina ir rezultatyvių perdavimų skaičius 27 ir taip kaip jaunimas įsijungė, ypatingai po ilgos pertraukos Danielius Lavrinovičius, taip kad yra ir smagių faktų. Šiaip jautėsi komandoje toks emocinis pakilimas po tos nutrauktos nesėkmių serijos Eurolygoje? Be abejo, kažkiek nukrenta akmuo nuo krūtinės, iš kitos pusės, kai yra per savaitę trečios išėlės rungtynės, sunku visą eilinį kartą įrodyti, kad labai svarbu, kad nusiteiki maksimaliai ir panašiai. Bet be abejo, ta pergalė šiek tiek atriš rankas. Danielius Lavrinovičius 5 tritaškius sumetė, toks vienintelis centras komandoje pataikantis iš toli. Kiek jo progresas tenkina ir galbūt matytumėt jam kažkiek minučių ir Eurolygoje? Mes tikim, Danielių nebereikalas yra mūsų komandai. O šiandien išsimetė 10 tritaškių ir 1 dvitaškį, turbūt dar nėra geroj formoje, dar neturi tiek daug sveikatos eiti po krepšiu, bet žiūrint į priekį, jis yra dar vienas aukštaūgis, kuris gali išplėsti aikštelę ir gali žaisti per kelias pozicijas, toks kovoja visada, taip kad mes tikim jo. Ar sunku nusteikti tokiom rungtynėm prieš lygos outsiderius, ar reikia papildomai su žaidėjais kalbėti, motyvuoti kažkaip juos? Aš šiaip jau turėjom sezono pradžioje tokių problemų LKL rungtynėms, šiandien nemanau, kad buvo vienas iš jų, buvo tik tai kelios atkarpos, kur atsipalaidavom, bet be abejo, ypatingai, kaip jau minėjau, kai vyksta trečias rungtynės per savaitę, tai nėra lengva. Danusevičius sužaidė vienas geriausių karjeros rungtynių, turbūt Meneko ir kitų gynyba nebuvo gera prieš jį. Įmant Danisevičių, tai... Danusevičių, taip. O kaip sakiau? Danisevičių, kitas mažiukas. Danusevičių žinau, jo tėtį dar žinau, taip kad geras žaidėjas, linkiu aplenkti tėtį. Ir šiandien turėjau geras rungtynės ir mes neėjom dvigubinti, neėjom kažkokio, palikom 1-1 ir jis savo šansus susinaudojo. Gal kokių naujienų dėl būsimo naujoko yra? Ta situacija ta pati, mes esam paieškose, bet kažko pranešti negalim.